Sveiki kolegos, supratau, kad turiu labai nedaug laiko ir noriu pakalbėti apie kultūrą ir kaip nekurti vidinės šizofrenijos. Tai kviečiu tokiam provokaciniam ir tokiam ribiniam pasitarimui ir pagalvojimui, tai kas ta kultūra ir ką su jie veikti ir ko neveikti ir kaip taip, liaudiškai sakant, nebalamutinti žmonių. Tai iš pradžių gal keli žodžiai, kad organizacinė kultūra, turbūt kaip jūs visi žinot, jinai tikrai labai svarbi ir reikšminga. Vienas tyrimas MIT apklausė direktorius ir finansų direktorius ir jie patvirtino, kad gera kultūra didina įmonės vertę. 85% pasakė, kad toksinė kultūra veda į neetišką ir nelegalų veiksmą. Reiškia, kultūra yra labai svarbi, bet kai jų paklausė, ar turite tokią kultūrą, kokios norite, tai tik 16% pasakė, kad taip. Ir pirmiausiai, man norisi pakalbėti, čia ir prieš mane kalbėjo, kad kultūra yra labai svarbi. Tai kas ta kultūra iš viso yra? Jeigu jūs ChatGPT ar kitų paklausite, tai dažniausiai yra kalbama tik tai apie vertybės ir vertybinius elgsenas. Ir mano manimu, va čia mes ir darom didelę klaidą, įvardinami arba taip susiaurindami kultūrą tik tai pagal tai. Mano manimu ir kiek tenka dirbti su organizacijom, jeigu jūs užsirašysit nuostabės vertybės ir elgsenas ant sienos, darysit žaidimus ar dar kažkaip jas propaguosite, to neužteks, kad jūs sukurtumėt kultūrą. Dėl ko? Dėl to, kad kultūra, mano manimu, įverdina ne tik tai organizacijos žmonės ir jų vertybės, bet taip pat strategiją ir tikslus. Ir kai dirbam su kultūra, mano pagrindinis klausimas dažniausiai būna ne kokios kultūros norit, o kokios kultūros reikia, kad pasiektumėt strateginius tikslus. Nes tai, kas faina, mes labai dažnai jau girdime iš verslo, kad nebeužtenka ir nepadeda pasiekti rezultatų. Tai yra strategija ir tikslai. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra struktūra ir įgaliojimai. Kiekvienai kultūrai reikia skirtingos struktūros, ant kurios dėtų kaip pagrindą, kad pasiektų norimų rezultatų. Ir visų procesų, o pirmiausiai motyvacinės sistemos. Nes jeigu jūs tik tai kalbėsite vienus dalykus, o motyvuosit už kitus, tai va čia ir gaunasi šizofrenija. Tai apie tai aš ir noriu šiandien pakalbėti, kad tai, taip kaip mes veikiame, tai yra žymiai plačiau. Ir kultūra, mano manimu, yra kaip pagrindas. Turbūt visi žinome šitą pasakymą, kad kultūra suvalgo strategiją pusryčiam. Ne pietum, ne vakarieniai, pusryčiam. Ir čia pavyzdys yra nuostabaus viešbučio Lenkijoje, kuris buvo parduotas labai greitai po pusmečio. Dėl ko? Dėl to, kad paplovė pamatus. Tai kultūra, mano manima, yra visiškas pamatas tam, kad jūs pasiektumėt rezultatus, strategiją ir tikslus. Ir dėl to aš nekalbu apie etinį elgesį. Mes labai dažnai sudedam į kultūrą viską, kas netelpa niekur kitur. Tai aš atskiriu, kas yra etinis elgesys arba toksinė kultūra ir ne apie tai mes kalbam. Mes nekalbam apie pakeltą toną, rėkimą, kaltinimą, informacijos slėpimą ar ten pletkus. Tai yra organizacinė kultūra yra žymiai daugiau negu visa tai. Organizacinė kultūra yra apie tai, kaip mes pasieksim rezultatus, kaip mes pasieksim pelną, kaip mes turėsime veikiančius procesus, kaip mes dirbsime su žmonėm, kaip mes diegsime inovacijas. Ir vienas iš tikrai supaprastintų būdų, bet pasižiūrėti į organizacinę būtent kultūrą, yra per 4 dimensijas pagal tas vadinamas prieštaraujančias arba konkuruojančias vertybės. Tai yra pasirinkite, kokią kultūrą jums reikia sukurti organizacijoje tam, kad būtų pasiekti rezultatai. Tai čia yra Cameron Quino pateikta metodika, gali būti bendradarbiavimo, klano kultūra, gali būti kontroliuojanti hierarchinė, gali būti kurianti adhokratijos arba konkuruojanti rinkos. Ir tai yra pakankamai skirtingi veikimo būdai. Tradicinis klausimas būna, o tai galima sujungti? Aš dažnai per mokymus ir konsultacinius projektus sakau, tai pasirinkit vieną. Sako, ne, tai mes norim būti čia viduriukė. Sakau, tai taip galite, jeigu norite kakofoniją turėti. Įsivaizduokite, jeigu jūs pasamdint nuostabius muzikantus
ir vienam davėte Bacho melodiją, kitam Mozarto, kito Vivaldžio, trečiam iš viso roką davėt. Gausis geras koncertas? Gal, inovatyvus tai jau tikrai, bet iš principo tai bus kakofonija. Ir už tai mes dažnai organizacijai pasiemam skirtingus gabalus ir bandom juos sujungti, kas yra sunkiai sujungiama. Ir čia nereikia irgi daryti jau konkrečių išvadų, kad jeigu pasirinkau tam tikrą organizacinę kultūrą, tai bendradarbiavimo nebus. Jisai bus kitoks. Visos organizacijos kurs inovacijas. Ne klausimas, bet kaip tą darys visai skirtingai. Už tai organizacinė kultūra, mano manimo, apima struktūrą, procesus, vadovavimą, ritualą, simbolius, istorijas. Tai yra žymiai plačiau negu vien tik tai elgesys. Viršus yra softas ir jis yra labai svarbus. Tai, ką jūs pasakosit, už ką jūs apdovanosit, kokias ritualus, tradicijas kursit, bet dažniausiai kokia kultūra bus realybėje, nulems jūsų apačia. Tai yra, kokią struktūrą jūs pasirinksite, kokius procesus ir kaip vadovausit ir įgalinsit žmonės. Ir pagal tai yra skirtingos kompanijos pasirinkusios veikti. Ar yra viena geriausia kultūra? Ne. Kiekviena kultūra galima pasiekti rezultatą. Kiekviena bendradarbiaus, kiekviena inovacijas kurs, klausimas kaip. Ir kai biški čia, biški ten, biški kitaip, va čia, mano manimo, mes ir išblaškom žmonės. Tai keli pavyzdžiai. Ir geri, ir blogi. Vienas, jeigu jūs kuriate bendradarbiavimo kultūrą, tai yra labai gera vieta ir maloni vieta dirbti. Ir jeigu žmonių mes darom apklausas, tai dažniausiai jie pasirenka, kad jie nori dirbti būtent šitoje. Klausimas, ar organizacija ir vadovai tam pasiruošia. Tikrai įgalioti žmonės, skirti laiko aptarti, išdiskutuoti klausimus ir tada tikint, kad galim pasiekti rezultatą. Minusas dažnai būna, kad atsiranda ilgesni procesai. Jums reikia išdiskutuoti, jums reikia aptarti, jūs neturėsit bendradarbiavimo va taip, pasakiau ir visi bendradarbiavom. Jums reikia investuoti į tą laiką. Ir kitas dalykas, gali būti pasiekta dalis rezultatų. Nes jeigu mes visi draugai, o dar dažnai mes vadinam šeima, tai jeigu šeimos narys nepasiekė rezultatų, tai kaip aš? Pusbrolio ar ten sesės neatleisiu, ne? Aš tai perkeltinė prasme, kartais ir ne visai perkeltinė būna. Ir kaip tą kurti, tai nuo tokių paprastų dalykų, pavyzdžiui, pasižiūrėkit jūsų patalpas, ar jūsų patalpos yra skirtos bendradarbiavimui, ar jie yra atskiri kabinetukai, ar bendros erdvės, kur mes galime veikti kartu. Niekada nebus bendradarbiavimo, jeigu jūs vadovai sėdės po vieną nuostabiam kabinete. Kitas, aš paklausiau vienos medicinos įstaigos, sakau, kada bus bendradarbiavimo kultūra ligoninėse, kada medicinos sesuo galės ateiti pas profesorių ir sakyti, žiūrėk, aš galvoju taip. Žinot, koks buvo atsakymas? Niekada. Arba bent jau ne šitame etape. Tai tada nekalbėkime apie labai didelį bendradarbiavimą, kalbėkime apie pagarbą, kalbėkime apie inovacijas, kalbėkime apie išgirdimą vieną kitą, o nesakykime, kad mes turėsime bendradarbiavimo kultūrą. Kitas pavyzdys yra kontroliuojant ir hierarchinė. Paskutiniu metu tai yra labai kaip čia nepopuliaru, nemadinga. Bet šiaip tai šita kultūra yra labai gerai sustiguota mašina tam, kad pasiektumėte rezultatą. Ir jeigu jūs inovatyviai ją darysit, jūs galite pasiekti tikrai labai gerus rezultatus. Klausimas, kiek yra tos biurokratijos, nes šita kultūra visada turės pavojų būti per daug biurokratiška ir per daug stagnacija. Tai keli pavyzdžiai. Aš tokį klausimą kontrolinį užduodu. Sakau, kiek turite procesų ir patvirtinimų, kad galėčiau nusipirkti tušinuką, kokį noriu? Ui, sakė, ne. Mes tai už inovacijas, bet tušinuką tai negalit nusipirkti. Kitom organizacijai aš klausiu, o tai kiek reikia patvirtinimų, kad žmogus, projektų vadovas galėtų išsiųsti laišką savo tiekėjam? Atsakymas buvo 8. Tai tada šita organizacija
turbūt ne visai inovatyviai tą biurokratiją ir efektyvumą taiko, čia vienas klausimas. Antras dalykas, neprašykit, kad žmonės prisimtų atsakomybę. Tada jau ir prisijimkite šitose kultūrose geriausius sprendimus priema ekspertai vadovai. Ir viskas yra su tuo gerai, jeigu jūs iš tikrai turit ekspertus. Bet tada neprašykite, kad žmonės sakytų daug idėjų, kad jie prisimtų atsakomybę asmeninę ir taip toliau, nes sistema jiems to neleidžia. Trečias tipas yra apie... dar vienas čia, man ir kolegos sakė, tai kam tu tą lašišą dedi? Apie simbolius. Aš pati dirbau, labai myliu ir labai gerbiu ir labai davė man daug naudos organizacijai, kur anksčiau dirbau, bet kai aš atėjau, jie sakė, žiūrėk, mes turim kalėdinės dovanas, valgomas. Visiems panašius. Bet vieni gauna vieną rinkinuką, o kiti gauna tą rinkinuką plus kilogramą lašišos. Ir jie sako, mes tai visi vienodi. Tai žinokit, to organizacijų nereikėdavo klausti, kokiose pareigose tu dirbi. Gauni lašišą ar ne? Jeigu gauni, tai Jeigu ne, Tai čia yra tie simboliai ir ritualai, kurių mes nes kartais nepagalvojam, bet jie labai daug duoda informacijos žmogui. Apie ką tai. Trečias tipas yra kurianti inovatyvi, dirbkime inovatyviai ir aš nekalbu apie inovacijų dėgymą. Čia kaip kolegės prieš tai sakė, dirbtinį intelektą ir inovacijas diegsite visi. Ne klausimas, neišvengiama. Klausimas, ar jūs taip veikiate inovatyviai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, leidžiate žmonėm keistis, pateikti idėjas, jas aptarti, inovuoti, saugiai klysti, nes kitaip jūs nesukursite nieko. Ar tik tai yra šūkiai? Būkime inovatyvūs. Ir taip šitos organizacijos, šitos kultūros turi tam tikrus irgi minusus. Jeigu mes labai dažnai keičiamės, mes galim nesusistiguoti procesų, mes galim turėti chaoso ir tai yra neišvengiama šitos kultūros dalis. Tai keletas pavyzdžių apie ką tai yra. Tai tikrai nėra, kad inovatyvi kultūra, kad mes leidžiam atsivesti šuniukus į darbą. Ne, čia ne apie tai. Yra kaip mes tą veikiame. Ir labai dažnai šitą kultūrą sako, oi, čia žinokit tik startupą, mes tai negalim to daryti. Galit. Mes teko irgi matyti organizacijas, kurios diegė valymo paslaugų įmonėje. Ir didžiausia inovacija buvo naudoti mopas, o ne kitokias šluotas. Ir tai buvo inovacija jų srityje. Ir tą inovaciją atnešė ne vadovai, o žmonės, kurie tą dirba. Tiesiog darbininkiškos profesijos specialistai. Tai inovacijos galima diegti ir labai, tokiam aukštam lygyje, bet galima labai ir paprastai svarbu, kad jūs sukurtumėte tą erdvę. Na ir paskutinė, irgi mažiau kaip čia patraukli iš pirmo žvilgsnio, bet tikrai daugelį Lietuvos organizacijų vyraujanti, yra konkuruojanti rinkos. Tai yra pasiekime rezultatus, rezultatai yra svarbiausi bet kokią kainą. Ir kaina, jeigu turėsi tokią kultūrą, dažnai būna vyraujantis asmeniniai interesai, vyraujantis konfliktai, neišgirsti žmonės. Tai dabar, kaip čia nemadinga, ar ne? Bet galima pasiekti rezultatą tokiu būdu irgi. Jeigu jūs tą darysite etiškai, be toksinio elgesio, tiesiog motyvuosite žmonės, kad jie pasiektų, padarytų ekstra žingsnį. Ir čia pavyzdį norėjau duoti apie raudoną kėdę. Aš pati dirbau organizacijoje ir vienu metu tai iš HR dar buvau ir pardavimus nuėjus. Ir mes savo organizacijoje turėjom raudoną kėdę. Jeigu tu tą ketvirtį geriausiai parduodi, atvažiuoja akcininkai, atveža dar tada šampano butelį, raudoną kėdę ir tu visą ketvirtį sėdi ant raudonos kėdės, kad visi matytų, kokia tu čia kieta. Tai mes kaip po to supratom, kad šitas elgesio būdas mums netinka ir mes ėjom daugiau į bendradarbiavimą, nes aš IT kompanijoje dirbau ir taip, kaip aš sutartį pasirašiau aš, bet tam, kad aš parduočiau, ne nuo manęs vienos priklauso. Priklauso nuo viso pre-sale, nuo visų developerių, kurie kūrė tą produktą, gerai kūrė tam, kad mes galėtumėm parduoti. Tai finale mes gauni tą kėdę, palinksi galvą į sandėliuką
ir sėdi su visais vienodam kėdėm, nes buvo nemalonu ir gėda. Kitas kartais sako, mes susirinkime žvaigždės ir gausim geriausią rezultatą. Tai aš čia kaip rinktinė dažnai parodau pavyzdį, ar ne? Jeigu gerai sustiguota, rinktinė yra gerai, bet jeigu surinksime žvaigždės, kurie tik nori pasirodyti, koks aš kietas ar kieta, tai mes negausime rezultato. Ir štai šitose kultūrose yra labai svarbu, kad ta konkurencija su išore nepersikeltų į konkurenciją viduje. Tai kada mes darome vidinę šizofreniją arba galim ištaškyti labai ribotus resursus, kai ant sienos kabo vertybė, pavyzdžiui, svarbiausia komanda, hierarchinė sistema ir struktūra reikalauja gauti 8 patvirtinimus, kad kažką aš galėčiau padaryti, motyvacinė sistema yra už individualius rezultatus, kurios niekaip neskatina bendravimo, o per susirinkimus reikiame, tai kur mūsų inovacijos. Tai jeigu norite pasirinkti, pasirinkite vieną, ar tai lengva padaryti? Oi ne, tikrai nelengva, bet manau, kad tai atsiperka ypatingai šiais laikais, kai visi turime ribotus resursus, žmogiškuosius, pinigų ir turime pasiekti rezultatą. Tai kviečiu įsivertinti pas save, kokią tą kultūrą turite, ar miksą, ar kažkas vyrauja ir pagalvoti, kaip galite ją daugiau subalansuoti. Dėkui ir iki kitų susitikimų.